Sveiki, Darius Ovalingas iš Majamio. Šita žinutė skirta jums, kas dirbot pas mane su nekilnojimu turtu prieš 5 metus, prieš 10 metų ar dar anksčiau. Kreipiuosi į jūs, nes manau, kad galbūt laikas jums antrą kartą pabandyti, ar ne? Pabandyti vėl su nekilnojimu turtu, tada galbūt nepavyko, gal per jauni buvot, gal patingėjote dirbti, gal mano dėmesio gavot mažai. Žodžiu, nesvarbu kokia buvo priežastis tada, dabar jums yra antra galimybė jau pabandyti galbūt rimčiau dirbti ir nepabandyti, o galbūt priimti sprendimą ir tikrai rimtai sudirbti su namų pardavimais Lietuvoje. Eikite, žiūrėkite, visi butai YouTube kanalą yra įkelti, ką man pavyko padaryti 2020-2021 metais šitos pasiutligės metu, ar ne? Ką pavyko padaryti su naujokais brokeriais, kurie ar furistai buvo, ar statybose dirba, ar braškės pardavinėjo. Žodžiu, ką pavyko man su jais padaryti per 2-3 mėnesius, kai pavyko man juos paruošti. Aišku, dabar reikia mokėti už mano pagalbą, už mano apmokymus, anksčiau buvo nemokamai, bet dabar ir sudirbama yra stipriau, ir komisiniai didesni yra mokami brokeriam. Žodžiu, o jeigu neturit pinigų, irgi ne problema, kontaktuokite, sugalvosime, kaip padaryti išsimokėtinai jums. Parengsim kažkokią tai planą išsimokėtinai. Aišku, prioritetas yra teikiamas tiem, kurie susimoka iš karto pinigus už apmokymus, ar ne? Už apmokymus, už pagalbą, čia ne tik tai apmokymus, už prisijungimą prie komandos, žodžiu, už visą tą įėjimą į verslą reikia mokėti pinigus. Anksčiau tai darydavau nemokamai, pasiutligės metu pradėjau imti pinigus ir pasirodo, žmonės yra linkę mokėti, kad susikurti naują karjerą, naują gyvenimą, naujas pajamas. Žodžiu, tai va, visi, kas bandėte kažkada anksčiau ir nepavyko, dabar mes tik tai su namais dirbam, jau su butais nebedirbam, bet vis tiek eikit pasižiūrėkite, ką mums pavyko padaryti su butais 2020-2021, ir ten yra daugiau tų video, galite eiti žiūrėti net keli metai atgal. Bet, va žiūrėkit, ten tų brokerių interviu yra nufilmuota, Žydrūnas, Gitas, Vaidotas, Dalius. Žodžiu, tuos dalykus jums tikrai bus įdomu pasižiūrėti, kaip jų gyvenimai pasikeitė, kaip jų pajamos pasikeitė. Ir jeigu jūs, kodėl aš jumis dar kartą kreipiuosi ir tą žinutę įrašau, nes jeigu jau tada jūs ėjate į nekilnojimo turtą, vadinasi, buvo kažkokių svajonių, buvo kažkokių rimtesnių tikslų, bet gal jūs dar gyvenimo patirties neturėjot, gal per silpni dar buvot, gal nerimtas toks požiūris, gal nesupratot, kad pasaulyje gali įdomių dalykų nutikti, kaip dabar nutiko jau per paskutinius ten porą metų, ar ne? Stebuklai atrodo darosi aplinkui, kaip fantastiniam filme žmonės gyvena, ar ne? Žodžio, tos visos propagandos ir diktatūros ir taip toliau. Tai va, gal atsirado dabar pas jumis tvirtesnis charakteris ir dabar tikrai jau pasiruošę rimtai užsimti nekilnojimu turtui. Tai jeigu tokia situacija yra pas jūs, dabar aš jums parodysiu, kiek tų namų, kad vizualiai ant žemėlapio parodysiu, kad matytumėt, kiek tų namų iš viso nuperka per mėnesį Lietuvoje, ar ne? Tai va, aš, jeigu kas biure dirbot Klaipėdoje, prisimenat, aš mėgstu viską ant žemėlapio išsidėlioti. Čia yra namų pardavimo skaičius per mėnesį Lietuvoje. Namų pardavimo skaičius per mėnesį Lietuvoje. Tiek nuperka, nuo mažų namelių iki milijoninių namų, ar ne? Pasiūloje rodo, kad yra 8 tūkstančiai, ar ne? Apie 8 tūkstančiai, tai reiškia 4 kartus daugiau. Iš tikrųjų, rodė tikrai ne visi skelbimai yra, sakykime, yra čia 50%, tai pasiūloje yra gal kokį 15 tūkstančių, ar ne? Niekas tiksliai nesuskaičiuos, bet taip galima apytiksliai spėti, ar ne? Čia vat yra, aš dar esu įskirstęs apskritimis, kiek kokioje apskrityje vyksta pardavimų per mėnesį. 186 Šiauliuose, Klaipėdoje 200, Kauno apskrityje 350 namų, Marijampolės 97 Šiaulių, tai yra Tauragės apskrityje 63, netgi Utenos apskrityje, Panevėžio apskrityje pardavimų yra. Taip nėra, kad žmonės galvoja, kad pardavimų nėra. Čia aš dar nupiešęs esu per apmokymus, parodau žmonėm, kad tikra pardavėjų situacija, nors jie sako, aš niekur neskubu, man nereikia pagalbos, bet tikra pardavėjų situacija, apie 80% pardavėjų parduoda savo turtą dėl kažkokių neypatingai gerų sąlygų, o 20% dėl labai blogų sąlygų. Ir aš padedu jums atsirinkti tuos 20%, kur tikrai pardavimas tikrai garantuotai įvyks.
mes nedirbame su tais, kurie gal parduosiu, gal neparduosiu, žodžiu, kad nėra prasmės gaišti laiko, vis tiek tik tai iš 5 namų tik tai vieną nuperka, ar ne, sakykime, kažkurio konkrečiu laikotarpiu. Tai va, čia va dar yra Kėdainiuose mes protestavom, ar mes galime rimtai paforsuodami iškreipti daugiametį pardavimų statistiką. Ir pasirodo, pardavimų padarėm dvigubai daugiau tą mėnesį, kai forsavom, nei per 17 metų statistiką, ar ne? Ką daugiau? Nu va, aš parodžiau jums vizualiai, kad pardavimai vyksta. Žodžiu, pardavimo skaičius yra pakankamas, kad mūsų dirbtų netgi keli šimtai su tais namais, bet keli šimtus reikia ir išmokyti, reikia sutvarkyti ir taip toliau. Tai aš dabar žiūriu, kokie būtų rimčiausi kandidatai, su kuom būtų galbūt galima būtų gauti geriausius rodiklius su kokiais žmonėmis. Tai va, tokia mintis toptelėjo, kad sukontaktuoti jūs, kur jau esate dirbę. Suprantat, kas tai yra nekilnojamas turtas, bet tada va, kažko jums dar trūko. O dabar jau esate rimtai nusiteikę, tai va, jeigu esate tie žmonės rimtai nusiteikę, kontaktuokit mane ir pademonstruosim geriausius rodiklius. Žiūrėkit mano kitus video, dabar namų brokeriai galite žiūrėti, visi butai YouTube kanalas, Akeras O, mano sūnus, Akeras Overlingas, Akeras O YouTube kanalą. Akeras rodiklius pademonstravo labai gerus šachmatuose, galite pasižiūrėti, dabar jisai yra savo amžiaus grupėje geriausias pasaulyje pagal rezultatus, ar ne? Žodžiu, tie protiniai standartai, rezultatų standartai tiek mano šeimai, tiek mano komandai yra labai aukšti ir gyvenimo standartai labai aukšti. Tai, bent jau siekiam visą laiką tų aukštų standartų, ne visada gal pavyksta, bet visada siekia, o kai siekia daug metų, vis tiek anksčiau vėliau pavyksta tau padaryti tą, ką nori. Tiesa, jeigu kas nori iš Majamio darbuotis, irgi tokia galimybė yra, bet čia jau tik tai tiem, kas tikrai labai rimtai dirbs. Jeigu marketingistas, tai turi bent jau kokius 5 namus suorganizuoti, kad įvyktų bent jau 5 pardavimai per mėnesį, kad jau dirbti iš Amerikos ar iš kažkur tai kitur. Brokeriai reikėtų 10-20 sutarčių pasirašyti tokį kiekį ir palikus asistentus galima būtų atvažiuoti. Žodžiu, jeigu geri rodikliai, kas anksčiau dirbat, atsimenat, aš organizuodavau tokius, pas ką geriausi rezultatai, skrenda į Majamį, apmokam bilietus, apmokam pragyvenimą ir taip toliau. Tai va, žodžiu, jums antras šansas pasidarbuoti, komisiniai 6%, nuskaitykim, jeigu namo kaina yra apie 300 000, tai mūsų komisiniai bus 20 000, marketingoje marketingistam atitenka 20%, tai būtų 4 000, tikrai nemaža suma, nuo vieno kliento sėkmingo paduoto. O brokeriam atitenka kažkur apie nuo 40 iki 70%, apie 50%. Tai 10 000 atitenka brokeriui, 4 000 atitenka marketingistui, ir po to ten kiti pinigai dar išdalinami, ar ne? Tai va tokia jums galimybė. Man atrodo, daug kas, kur anksčiau dirbot, kitaip supratot pasaulį, kitaip supratote ir nekilnojamą turtą. Galbūt kažkas galvojat, užsienis jūs išgelbės, važiuosit į užsienį ir ten prasimušit, nuvažiavot ir pamatėt, kad ten su tais fiziniais darbais nelabai eina prasimušti ir galbūt norit grįžti iš užsienio, tai čia būtų teisingas sprendimas. Pas mane daug žmonių grįžo iš užsienio ir pradėjo, čia ta varna skraido aplink, ir pradėjo, grįžo iš užsienio ir pradėjo dirbti su nekilnojamo turtu, ar ne? Arba jau esate Lietuvoje, arba per visą tą laikotarpį taip nieko Lietuvoje ir nepavyko nuveikti, tai jeigu pasispausit, jeigu tikrai rimtai užsiimsit, o kitaip ir negalėsit, su namais, žinokit, čia jūsų standartai turi brokeriam būti jau minimum 5 000, nuo 5 iki 25, marketingistam irgi nuo kokių gal, nuo 2 iki 15 000, bet, įsivaizduokit, jeigu mes pasirašom sutartį milijonui, tai 60 000 komisinį, brokeriui atitenka 30 000 nuo vieno sandorio. Ir mūsų sutartis dabar dar yra labai svarbu, jeigu kas anksčiau dirbo, tai ne visada klientai atsiskaitydavo ir meluodavo ir apeidinėdavo ir taip toliau. Dabar sutartis yra padarytos taip, kad klientas neturi jokių šansų mūsų
apeiti, jokių šansų, jam labai nenaudinga būtų mūsų apeiti, ar ne? Tai va, apgauti, apeiti ar nesumokėti pinigų. Žodžiu, daug kas, kur turėjom spragų prieš 5 metus ar prieš 10, daug kas yra patvarkyta ir galimybės dabar gerai dirbti ir užsidirbti tikrai yra labai geros. Skambinkit man asmeniškai, jeigu kas norit pakalbėti, arba į Facebooką Darius Overlingas, arba taip ieškokit Darius Overlingas, arba telefono numeris yra 8660 22120, į lietuvišką skambinkit, man per adresuoja 8660 22120, arba žinutės rašykit, arba į Messengerį Darius Overlingas, arba LinkedIn, arba Twitterį. YouTube'ą prenumeruokit, Darius Overlingas YouTube kanalą, Namų brokerį YouTube kanalą, visi būtai. Jeigu norit pažiūrėti, ką man pavyko su žmonėmis padaryti, kurie susimokėjo tik po 2000 pasiutlygės metu, reiškia, tai visi būtai YouTube kanale, ten ir Žydrūnas, ir Gitas, ir Vaidotas, ir Dalius yra, Dalius čia dar kitos pasiutlygės. Žodžiu, eikit paklausykit, investuokit 5-10 valandų, pasiklausykit, įsigilinkit, kad savo susikurti tikėjimą, kad jūs irgi galit ir kad jums irgi pavyks. Ir viskas, kontaktuokit mane asmeniškai ir pradėsim. Taip, dabar su namais dirbant, mano apmokymai tikrai kaip lietuviam gali pasirodyti labai brangus, bet jeigu neturit pinigų, galima dalimis, arba jeigu visai neturit, bet turit didelį norą, tai galima padaryti, kad išsimokėti. Mes registruojam grupę ir vienu metu Lietuvoje paleisim didelę grupę brokerių, kurie dirbtų su namais. Aišku, kas nori gauti individualius apmokymus, jau turės pinigus susimokėti iš karto. Ne grupinis, o individualius. Bet prezentacijose padėsiu visiems, kiek suspėsiu. Jeigu aš nesuspėsiu, tada padės mano lyderiai. Tai tiek naujienų, buvę mano kolegos ir galbūt vėl tapsite dabartiniais mano kolegomis. Tikrai gali dirbti nekilnojamam turte ir tikrai žinot, kad kitiem labai gerai sekos. Jeigu kiti gali, vadinasi, galite ir jūs. Reikia tik disciplinos, reikia šiek tiek pastangų, pasimokyti, drąsos biškutį ir viskas bus gerai. Taip, kad jums antras šansas, pasinaudokit šį kartą jau. Iki.